Dabar. Girdi mane? Jo, Alio. Okay. girdi mane? Jo, girdisi. Tai aš pašėrinu. Ne, kaip čia video iš. Šėrinsim. Irgi kažką šėrinį, bet gali išjungti. Tu gali savo išjungti. Man dabar visą mano ekraną rodo, ne? Jo, Tai sveiki, pradedamas projektą ūkininko sodybos, vienbučių paskirties, gyvenimo pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato druskininkų savivaldybėje Kviečiūnų seniūnijoje Jaskonių kaime Pariečės kelias 20 statybos projektas, visuomenės informavimas ir dalyvauju aš Andrius Raudonikis, pirmininkas sutikimo sekretorė Augustė Račkovskytė. Tai projektuotojai projektų yra Kapačiūtė, statytojas E.N. Ir yra projektuojama vienas vienbutis gyvenamasis namas ir pirties pastatas. Sklyme numatomas ūkio veikla, augalininkystė. Šalia sklype taipogi numatoma dar ūkinis pastatas kitas, kuriame numatomas ir šiltnamio šalia ir dar augalininkystės veiklos sodai ir taip toliau. Pastatai išdėstyti du, sujungiami takais, kirtamų medžių beveik nėra jokių. Ir visa projekto informacija yra pateikta, visi rodikliai, visi projekto aukščiai ir taip toliau, viskas yra pateikta projekte. Tai va, tai galbūt, esame gavę klausimų iki susitikimo, elektroninių laiškų, dėl duomenų apsaugos negalime atskleisti, ko esame gavę, bet visi laiškai bus atsakyti, visi klausimai laiškais bus atsakyti elektroniniu būdu, bet galima pakomentuoti ir šiek tiek dabar. Galbūt yra žmonės, kurie ir siuntė susitikime. Daug siužetų kažkas yra. kažką turim prisijungusi. Ar galite pristatyti, kas prisijungia, tiesiog turime protokolą rašyti. Jeigu dalyvausit. Tai jeigu kol kas nėra suinteresuotumo, tai tiesiog elementariai klausimus atsakysim paštu, o jeigu dar bus klausimų, tai lauksim šito susitikimo metu, valandą laiko, jeigu dar kokių klausimų iškils.
Tai iš esmės čia gal kažkas dar dalyvauja, Loreta, nežinau, prisistatysit, nes tiesiog jeigu dalyvauti, tai reikia pristatyti, tiesiog kad rašytumėm į protokolą. Bet kokiu atveju informuokite arba ne, mes tada paskaitysim dar, kur laiškais gavę tiesiog klausimus, kad vienintelis dalykas, tai gavom laiškais klausimus ir juos perskaitysim, labai trumpai pakomentuosim ir bet kuriuo atveju juos atsakysim elektroniniu laišku, gal tiksliau, nes tik vakar gavome. Labą dieną, čia Loreta Katokaitienė. Norėčiau sudalyvauti jūsų šitam susitikime, paklausyti, ką jūs norite informuoti mus. Gerai, viskas tvarkoja. Tai aš pradžiai gal paskaitysiu, kokių ten klausimų gavom iš kitų suinteresuotų asmenų, šiek tiek trumpai pasakysim ir atsakysim, ir tada jeigu jums dar kils klausimų, irgi galėsim pakomentuoti. Sekundėlę. Įjungsim klausimus. Augustė, ar matote ekraną, ar? Matosi? Ne, nesimato. Tai jo, padarysime, kad matytų. Čia, va, viskas, dabar turėtų matytis. Taip. Dar nesimato. Matos. Jo. Tai taip, tai esame gavę. Pirmas klausimas, kas atsakys, jei iškastas tvenkinys ir supiltos dirbtinės kopos sugadins gruntinius vandenis ir nudžiovins kaimyninį mišką. Jūsų dokumente nurodyta, kad sklypo teritorijoje planuojate iškasti didelį dirbtinį tvenkinį ir suformuoti dekoratyvinės smėlio kopas. Norime pabrėžti, kad dirbtinės smėlio kopos nėra natūrali šio miško kraštovaizdžio dalis, o invazinis reljefo keitimas. Prašome pateikti kraštovaizdžio architektūros dokumentus, kuriais remdamiesi nusprendėte, kad toks sprendimas dera su esamo natūralaus miško charakteriu. Taip pat prašome aiškaus atsakymo, tokio vandens telkinio iškasimas miško apsuptyje neabejotinai pakeis lokalių gruntinių vandenų lygį. Nurodykite konkrečią vietą, projekto dokumentaciją, kur yra prisegti jūsų atlikti privalomi inžineriniai, geologiniai bei hidrogeologiniai tyrimai, kaip techniškai garantuosite dėl jūsų vykdomo žemės stumdymo ir tvenkinio kasimo nepradės džiūti gretimo miško medžių šaknis. Jei tai vis dėlto nutiktų, tas prisimtų asmeninę bei teisinę atsakomybę už žalos atlyginimą gamtai ir kaimynų sklypų savininkams. Norime šį jūsų atsakymą ir atsakomybės prisimimo oficialiai užfiksuoti viešo svarstymo protokolą. Tai trumpai pasakius, tvenkinys jau yra sklype, jis yra toje vietoje, topografija irgi matomas yra. Jie yra tik keičiama forma, iki 10 arų vandens telkiniams statybos leidimas nėra reikalingas. Jeigu jisai būtų reikalingas ir būtų kito dydžio daromas, tai būtų atskirai išimamas statybos leidimas, tam yra atskiras projektas. Net ne mes įrengiam, čia yra tik tais nurodoma zona, kurioje turėtų būti tvenkinys. Tai nėra statybos leidimas tvenkiniui. Jeigu jis yra iki 10 arų, galima kasti tiesiog elementariai be leidimo. Jeigu yra virš 10 arų, jisai numatytas iki 10 arų. Tai va, tai realiai teisiškai dėl to ir yra numatyti tokie lygiai ir taip toliau, kuriuose vietose galima, negalima daryti tvenkinius ir taip toliau. Tam ir yra numatyti visi tie teisiniai reikalavimai. Sakant, reikalai visi dėl vandenų ir taip toliau, taip toliau. Tai va, iš esmės tvenkinys šiuo metu jau ir yra, bet kokiu atveju, jis visą laiką buvo, topo nuotraukoje yra matoma ir sakau, jo yra pakeičiama forma, numatoma keisti formą, jeigu jis bus virš 10 arų, bus atskiras leidimas, jeigu jis yra iki 10 arų, tai leidimas nereikalingas, tai va. Tai viskas yra įstatymų numatyta tvarka ir taip, tai va.
kas konkrečiai pasirašė sutikimą, leidžiant jums pažeisti saugo atstumą iki miško ribos, aiškinimo rastas puslapį rašo kietos dangos, prie pirties neišlaiko normatyvinio atstumo iki sklypo ribos. Vėl yra gautas gretimas sklypo savininko sutikimas, nurodykit vyktų asmenį vardą pavardę arba instituciją ir sklypo kadastrinį numerį, kuri pasirašė šį sutikimą. Prašome sutikimą įsekti viešą bylą jau dabar, nes be jos statybos prie pat miško ribos yra neteisėtos. Tai pirmas dalykas, kad privatus asmenys yra viešai skelbiami ir negalim skelbti viešai, kitaip tai yra neleidžiama pagal įstatymus, tai negalima skleidinėti kitų neviešų fizinių asmenų. Tai šito negalim tenkinti reikalavimų. Antras dalykas, visi atstumai yra išlaikomi nuo miško ir taip toliau, kur nėra neišlaikomi, yra gaunami sutikimai. Tie sutikimai yra pridedami į statybos leidimą. Tai yra visuomenės informavimo metu irgi sutikimai nepridedami. Jeigu reikia, mes galėsime įdėti bet kokiu atveju nuasmenintus, bet vienu ar kitu būdu statybos leidimas bet kokiu atveju nebūtų išduodamas, jeigu sutikimas, kuris yra reikalingas išlaikyti atstumams, būtų nesuteiktas. Tai reiškia, mes bet kokiu atveju sutikimus visus reikalingus esame gavę, tenais pagrinde prieina dangos, kažkur, man atrodo, arčiau nei 1 metras kažkokia danga sklypo ribos, tai yra iš kaimynų gautas sutikimas. Tai pamenu, man rodos, netgi iš tų pačių savininkų yra prie savo sklypo. Tai vat, ir tada... Tai va, o dėl miško atstumų visi yra išlaikomi, tai jeigu yra klausimas, kur tiksliau, kas tiksliau, nes viskas yra nurodyta projekte ir visi atstumai pagal reglamentus yra išlaikyti. Kaip jūs, kaip būsimi ūkininkai, pagrindžiate tokį namo dydį vienos šeimos poreikiams ir kur jūsų sodyba atspindi pati ūkinė veikla, bendruose statiniuose rodikliuose nurodyta, kad gyvenamo namo bendras plotas yra 496 kvadratai, iškeliamajame rašte kažkokia kas statosi ūkininko sodyba, ir kad name gyvens tik viena šeima. 5-6 žmonės, bei 500 kvadratinių metrų namas vienai šeimai yra neproporcingai didelis, kadangi žemės ūkio paskirties sklype statyti leidžiama tik sodyba skirta ūkininkavimui, prašoma aiškiai vardinti, kokia konkrečiai žemė šaka, augalininkystė, bitininkystė, uogininkystė ar kita bus užsiema šiame sklype ir kaip jūs pagrindžiate tokį pastato dydį vieną ūkininko šeimą. Ir jūsų pateiktame sklypo plane tų brėžiniuose yra projektuota erdvė skirta šiai ūkiniai veiklai vykdyti. Jūsų brėžiniuose projektuotas tik prabangus gyvenamas namas, milžiniškos trasos ir poilsio kompleksas pirtis. Prašome paaiškinti, kodėl projektai visiškai nėra numatyti ūkinės veiklos infrastruktūrą. Tai labai paprastai sako, mes ūkio neprojektuojam, mes projektuojam pastatus. Ūkis yra visiškai atskiras dalykas, mes projektuojam statinius skirtus ūkiui. Tai jie yra numatyti, kokio dydžio tai yra pastatas, niekas neriboja, ūkininkas nori turėti didelį namą ar mažą namą, čia yra jo pasirinkimas kliento ir čia visiškai čia yra klausimas ir niekur statiniškai tai nėra apribota, kokio dydžio namas gali būti ūkininko, tai statiniškai ir viskas yra teisingai šioje vietoje, o piešiai bendrai, netgi, aišku, šitoje vietoje neprivalome komentuoti, bet bendrai paėmus, tai yra augalinkystės ūkis, yra didžiulė sklypo dalis ir palei tvenkinį ir taip toliau, kur bus numatyta augalinkystės, taipogi yra dar numatyta šalia sklype, to pačio užsakovo. Yra įrengti šiltnamiai, kurie būtų leidimų atskirų pateikiami, yra matytas daržas, šiltnamiai, augalininkystės ūkis. Tai va, ir žodžiu, čia yra kompleksinis dalykas ir tiesiog nurodomi ūkininkystėje skirti pastatai. Tai, kur yra lysvės ir taip toliau, tokių mes dalykų neprojektuojame, mes projektuojame tik pastatus ir gauname jiems leidimus. Pastatus ir statinius, pastatai ir statiniai, tai yra kietos dangos ir pastatai. Tai va, tai atvejais taip. Kodėl vienai šeimai reikalingas net 419 kvadratinių metrų automobilių stovėjimo aikštelė? Tai, pasakyti iš visą. Bendrų rodiklių lentelė nurodytas aikštelės plotas 419, vienbučiam namui pagal normatyvus pakanka vietų garaže.
kurį jūs jau turite. 419 metrų aikštelė telpa tai 15-16 automobilių. Toks aikštelės plotas viduryje miško atrodo ekologiškai pagrįstas ir perteklinis vienos šeimos poreikiams. Tai visgi vėlgi kalbam ne apie, pirmas dalykas, neapibrėžia niekur įstatymas, kokio dydžio turi būti aikštelė, vienokia kitokia, o jeigu mes kalbam apie ūkininko sodybą, tai ūkininko sodyba yra reikalingas tikrai nemažas aikštelės plotas ir vairuoti su traktoriais ir taip toliau. Ir tam yra projektavimo užduotis, kuriai buvo numatyti, yra poreikis tokiam dalykui. Tai tiek. Taip toliau, ar turite šiandien galiojančią nacionalinės žemės tarnybos išvadą dėl 15 metų senumo žemėtvarkos projekto? Aiškinamo rašto 5 puslapį nurodote, kad sodybos vietą parinkote pagal dar 2013 darytą kaimo plėtros projektą, per 13 metų tikėtina pasikeitė Lietuvos gyvūnų įstatymas, metais įstatymą, prieš tai saugo miškus nuo įstatymų. Prašoma pateikti galiojantį NŽT arba Druskininkų savivaldybės raštą, kuris patvirtina, kad jūsų projektas nepažeidžia šiandieninį miško saugos įstatymą. Pirmas dalykas, sklypas nėra miško žemė. Antras dalykas, yra galiojantis dokumentas, teritorijų planavimo dokumentas ūkininko sodybai. Jisai yra patvirtintas dokumentais. Valdybės ar kažko nereikia, yra tiesiog tvirtinantys dokumentai, yra projektas, galėsim raštu su internetams atminėms atsiųsti dar. Tai va, tada kaip aiškinsime, kad gaisrinės saugos planuose numatėte vietos net 15 žmonių, nors teigiate, kad čia gyvens tik viena šeima. Aš taip kartą pakomentuosiu, neskaitydamas iki galo, nes 15 žmonių yra gaisrinis reikalavimas, gaisriniam reikalavimas yra evakuacijos keliai skaičiuojami iki 15 žmonių, tada virš 15 iki 50 žmonių. Tai yra nurodoma gaisrinėje dalyje, tiesiog iki tokio žmonių kiekio. Dėl evakuacijos, tai čia apie tą patį. Visas klausimas. Kodėl asmeninio naudojimo pirtis projektuota kaip papildomas gyvenamasis namas? Pagal brėžinyje KAP pirties aukšto planas. Pagal įstatymą pirtis yra tik pagalbinis pastatas skirtas jūsų pirties plane aiškiai matytis yra virtuvė, 2 atskiri miegamieji, 2 tualetai bei 2 vonios. Tai tik dar labiau sukelia abejonių, kad namas nėra skirtas vienos šeimos gyvenimo, didesniam žmonių kiekiam gyvenimo. Pagal įstatymą sodyba gali būti tik vienas namas. Tai mes turim projektavimo užduotį, pagal projektavimo užduotį yra numatyti tokie statiniai ir tokia programa, o pirties dydį tikrai neapriboja įstatymas, būtent turi būti be miegamojo, be dar kažką. Tai taip yra pirtis, yra pagalbinis pastatas ir matome, kaip pagalbinį pastatą. Klausimas labai dalykas, vienas dydis didelis, kitam yra kitas dydis didelis. Tai iš esmės žmonės pagal savo poreikį darosi, nereiškia, kad jeigu yra ūkininkas, tai jis turi turėti patį mažiausią pirtį ir patį paprasčiausią namą. Tai jeigu žmogus ūkininkauja ir nori oriai gyventi, tai čia yra jo pasirinkimas. Ir tai yra pateikta programoje. Kas bus mūsų kaimynai? Jeigu tai bendraujame su būsimais kaimynais, turi būti taip, toliau neskaitysiu, bet iš esmės tai yra įstatyminis dalykas. Jeigu mes rašytume fizinės asmens vardą pavardę, mes net negalėtume viešinti objekto ir tai yra neleidžiama įstatymė ir mes net pažeistume namų apsaugą, galėtume tengi būdų gauti dėl to. Ir juo labiau negalėtume atlikti viešai pateikiamų dokumentų. Reiškia įmonės atstovai ir taip toliau. Tai va, jeigu būtų projektuotojai, būtų statytojas įmonė, tai tada būtų tyrimas,
kaimynas yra iškas miškumas ir kas tą ūkio registracijos faktas, tokios visos štrinkimo labai trūkiniai. Alio. Labai trūkiniai. Pakartok, ką paskutinę minutę sakei. Alio. Augustina, ar girdisi? Jo, dabar girdisi. Alio. Alio. Labai trūkinėja, žinau. Girdi mane? Kažkas suryš. Aha, tai pasitaisysim. Alio. Dabar girdisi? Puikiai. O, labai gerai. Gerai, pratęsiu ir tik tai pasiklausiu, nuo kurios vietos nesigirdėjau. Sekundėlę. Ties paskutinė pastaba. Jo, tai visa pastaba ar tik tais... Ne, Tai- nu, ta Jo. prasme, kaip pradžia paaiškinama girdėjus. Taip, ok. Taip, prašome, kad registracijos faktas būtų surinkom protokolę. Tai iš esmės yra, ta prasme, užsakovas užsijama ūkinė veikla, yra visi pažymėjimai ir taip toliau, ir jie visi yra pateikiami berods, aš net nežinau, ar statybos leidimai yra pateikiami, gali būti, kad yra pateikiami, jeigu matysim, kad galime atsiųsti, tai būtinai atsiųsim elektroniniu paštu tuos ūkininko nuviešintus ūkininko ūkio
registracijos dokumentus. Tai va, čia daug paskaitysiu, kad čia pakonstruoti. Taip, veikia vykdantis, taip. Tai dėl anonimiškumo, tai tiesiog sakau, čia jau ne mūsų klausimas, visiškai mes tikrai negalime supažindinimo veikla užsiimti, mes užsiėmėm projektavimo veikla, supažindinimo veikla, mes užsiėmėm tik tai projektą. Statyta, supažindinimo su kaimynais veikla mes negalime užsiimti ir mums įstatymai neleidžia. Taip, norime pabrėžti, kaip mes, kaip kaimynai nuolatos gyvenantis prie šio sklypo nesame nusiteikę prieš teisėtą vienos šeimos gyvenimo sodybą ar naują statybą, tačiau esame prieš miško ekosistemos naikinimą ir norime projektų skaidrumo. Jei čia ketina vystyti komercinę veiklą, norim, kad taip ir būtų formuluojama projekte. Tai viskas parodyta projekte, kaip ir planuojama statyti. Jeigu kažkas bus projekte neišlaikomi atstumai ar numatoma statyti ne pagal teisės aktus ar dar kažkas, tai visą tai tikrina savivaldybė, institucijos ir taip toliau. Ir taip sakant, statybos dokumentas, statybos leidimai neišduodami yra neišlaikant atstumų, neturint sutikimų, užsijėmant, statant netokius pastatus ir taip toliau. Tai jeigu yra kilę kažkokie klausimai, tai dar atskirai sakysim raštu, o manau daug daugiau klausimų ir turės ir savivaldybės ir taip toliau, visą laiką standartinį derinimą tvarka. Tai va, bet šiaip viskas yra, visi atstumai išlaikyti, visos normos išlaikytos ir projektuojame tai, kas yra pagal projektavimo užduotį. Ir tiek. Tai čia tiek šitų klausimų ir dar Loretos galbūt irgi kažkokių komentarų turit, nes matau vienintelė dalyvė, tai gal jūs turit kažkokį... Ne, neturiu klausimų. Jo, supratau. Tai tada tiesiog mes dar čia pabūsim truputėlį, tai jeigu sugalvosit kažką, tai galit paklausti. Dar iki 5 valandos. Tai ačiū, Andriau, už informaciją. Kol kas klausimų jokių neturiu. Viso gero, geros dienos jums. Gerai, ir jums tada geros dienos ir jeigu kas, dar rašykit bet kokią atveju, bet skrai kils klausimą, tai galite ir poviešinti, jeigu kažkas aktualu bus. Gerai, ačiū. Visų.
Taip, tai susitikimas eina į pabaigą. Dėkojam visiems dalyviams dalyvavusiam susirinkime. Informuojam, kad viešo susirinkimo metu naujų pastabų ar pasiūlymų dėl projekto negavom. Elektroniniu paštu gautos pastabos buvo aptartos susirinkimo metu. Jas bus atsakyta raštu pagal teisės aktų nustatytą tvarką. Taip pat viešojo susirinkimo protokolas bus surašytas nustatyta tvarka ir dėkojam visiems už dalyvavimą. Viešas susirinkimas yra baigtas.